Kodėl išnyko marozai? Marozai. Kažkada tai buvo neatsiejama lietuviškos kultūros dalis. Marozai egzistavo visoje Lietuvoje ir visuose rajonuose. Marozų bijojo taip, kaip dabar bijo šaukimo į kariuomenę. O pats ar norėtume taip tarnauti? Į kariuomenę? Aha. Oi, ne. Smirda, ten žinau, ten mano draugas ten eina, ten sakė, smirda, ten koiniam kažkokiam. Bet kodėl jie išnyko? O gal jie vis dar tarp mūsų? Gal jie kažkur slepiasi giliai savo maroziškose urvuose? Prikaupė kalnapilio žalio ir siemkių atsargų, kad galėtų išgyventi ir laukia progos išlyst? Ai girdi, karočią, ką tu influenceris bazarinė apie marozus? Oi, kaip įsiu bankio, tu išnyksi. Ką tu iš vis supranti, tu galvą perpisti. Laikai keičiasi. Keičiasi ir panetkės. O atsiprašau, kultūra. Nusikelkime į senus gerus 2000-uosius, kai terminas marozas ir forsas buvo labai paplitęs tarp jaunimo. Auksiniai marozų laikai. Smulkios vietinių lariokų vagystės, soliuko mafijozų 5 centų reketas, lempiniai melogai, pramoginės muštynės ir baklaškės daužimas darželiuose. Vienos pramogos ir nei vienos problemos. Nu tai dienos questas yra nukelt ant kešaro, atsigert, pavalgyt, susišaudyti, parūkyt. Ko dar reikia geram gyvenimui? Viskas buvo galima ir viskas buvo leidžiama. Niekas per daug neapsikraudavo. Retas, kuris kažkam skūsdavosi dėl to, nes jeigu pasiskūsdavo, geruoju nesibaigdavo. Puikios sąlygos marozams gyventi ir veistis kaip odams, kai aplink tiek daug aukų. Ai girdi, vaflių žinai kiek valandų? Taip, žinau, po 5:15. Du, pasūkt. Neturiu sąskaitos. O jeigu turi, ragelį atimu. Nu jum paskambink, tik visos sąskaitos neišnaudok. Mums darovo, karočią, išlys kaip padėka kortom duraką sumesti. Eina savo, kur jis dingo. O dabar nusikelkime 2010-uosius, kai marozai po truputį pradėjo savo išnykimo procesą. Bet kodėl taip nutiko? Pagal Easterno teoriją viskas prasidėjo nuo to, kad jau daugelis tuo metu turėjo namuose kompus ir tai vis atitoldavo nuo kiemo bei intriguojančių, adrenalino bei azarto kupinų maroziškų veiklų. Vis daugiau ir daugiau jaunimo rinkdavosi ne kieme buteliuką sukt, o namuose žaisti seną, gerą, legendinį Counter-Strike 6 ir patekti į top 15 masovkynuose, bei kitus to laikų populiarius žaidimus. Po truputį iš realaus gyvenimo viskas persikelia į SAMP realus gyvenimas. Kitaip tariant, GTA San Andreas multiplayer serverius. Žiūrėk, karočią, Zigmas ir vėl savo šūdą pardavinėjai gatvėje. Malka tą puskiščią. Gerai dirbi. Labą dieną, pareigūnas Romaškinas. Na, pasakokit, kas atsitiko. Nuėjau nusipirkti cigaretų, pareinu, lango nebėra. Mago irgi. Iš viso to marozino atsirado vis daugiau laido vierchų, kurie prikaupė ilgalaikę marozišką patirtį arba prisiklausę jų bazaro, gavo progą tai panaudoti per įvairius chatus, žaidimus arba Skype'ą bei TeamSpeak'ą. Jei gaidžio ašarą, davai daug adresą, prilėksiu skiauterį nuplėšiu. Tai davai, Kęstučio 5-4 prilėk žuvies grybę, su buchūrai stojam, laukiam, cigaro daužam, apie tavo močią galvojam. Tai toj būsiu 4 gelikai atvažiuos galvą numiš ant kelio, atsiprašinėsi gaidžia galvi, kad fragą nupizdinai. Beisbolkę pasiimti ir kastetą. Beisbolkę gal pasiimti. Pažaisiu beisbolas tavo galvą už tačytinimą per Counter-Strike'ą. 2020 ir marozai jau visai išnyko. Visai kita kultūra, visai kiti pomėgiai, visai kitos veiklos. Įstatymai griežti ir už bet kokį nusižengimą prieš įstatymą tu gali būti baudžiamas. Sugalvoji kažkam užmesti galvą? Lauk zajavų ir baudos bei teismo. O galbūt net zonos. Sugalvoji prapieš saulutę su mašina? Lauk baudos ir teisių atėmimo. Sugalvoji nesurink savo šuns šūdų, kai šis prišyko? Žiūrėk, jau kiemo kamera per balkoną stebi, uridos zvanoką mentams ir taip pat lauk baudos. Anksčiau žmonės bijodavo kamerų, kad tik kas nors jų nenufotkintų ar nenufilmuotų, nes Lietuvoje turbūt kas antras buvo paieškomas. O dabar turbūt 50% jaunimo nori būti influenceriai, youtuberiai, tiktokeriai, šliuchos OnlyFansuose arba šiaip socialinių tinklų žvaigždės.
Ar girdi, kiek tik tokie followerių turi? 100 000, o ką? Davai perrašyk man savo paskyrą arba telefoną atimsiu. Atimsi telefoną, vis tiek netrakinsi, nes reikia piršto atspaudo, PIN kodą ir dar veido skeno, o ir pasvardą nespėsi. Tarp kitko dabar live darau, 1000 žmonių mato, kaip tu čia bandai apvogti mane. Priduosiu aš tai dabar į policiją, dar pinigų prisiteisiu už tai reikėtavimą ir moralinę žalą. Tai kur dingo tie Morozai? Kodėl jie išnyko? O galbūt jie vis dar tarp mūsų? Tik prisitaikė prie šiuolaikiškos kultūros? O galbūt nebeliko sąlygų jiems gyventi tarp mūsų ir jie išnyko kaip dinozaurai? Mano nuomonė, kad pasikeitus laikams išnyko ir Morozai su savo maroziškom panetkėm. Dabar yra tik parodijuojamas jų visas gyvenimas internete, iš ko tik galima pažvengti ir prisiminti tos senus gerus laikus. Ačiū, kad žiūrėjot, jeigu jums patiko, iš jūsų laikas ir subscribas.